Yra du labai svarbus kasdieniai dalykai, kada kalbame apskritai, kaip mes jaučiamės ir kaip mes atrodom. Tai apie pirmą dabar kalbama daug ir aš esu taipogi apie tai kalbėjęs, tai yra kvėpavimas. Antras, apie kurį labai dažnai užmirštam, tai yra mūsų laikysena. Nes laikysena yra pastovi informacija smegenim, kaip mes atrodom, kaip mes jaučiamės ir galų gale kaip mes sugebam efektyviai funkcionuoti toje erdvėje, kurioje mes esame. Ir tai svarbu ne tik, vadinkim, kada mes stovim, tai svarbu, kada mes judam. Ir tuos ryšius tarpusavio struktūrų, sąnarių, raiščių, fascijų, raumenų reikia suprasti. Dėsniai yra labai paprasti, jie yra pakankamai universalūs ir juos taikydami galime stipriai pagerinti savo savijautą ir savo efektyvumą. Tai apie tai ir pašnekėsime, sakau visiems iki.